Trečias skyrius. Komanda ruošiasi kelioniai. Likusią vakaro dalį jie praleido artimiau pažindamiesi vienas su kitu. Lina džiaugiasi, kad atvykusieji yra jos tautiečiai lietuviai. Nors 22 amžiuje, kuriame ji daugiausiai gyveno, tautybės ir kalbos mažai turėjo reikšmės. Jai buvo gera su jais kalbėtis, miela ausiai ir retai bendruose susitikimuose vartojama lietuvių kalba. Pasibaigus komandos pokalbiui, prie jų prisijungė Mirja, Izabelė, Antuanas ir vaikai. Jų šurmulinga 13 suaugusių ir 10 vaikų kompanija turbūt girdėjosi net gretimose salose. Stebėdama draugus, Lina mąstė, kuo skiriasi šios komandos subūrimas nuo ankstesnio. Tada ji savo atrodė išmintinga, genialiai išjautusi savo komandos narius ir puikiai organizavusi laiką jiems susidraugauti. Dabar, iš daugiau nei 10 metų perspektyvos, ji matė, kad tada prie komandos telkimo daug prisidėjo Morisas Lafayette, vyriausias žemės laiko drakonas. Šį kartą Linai užteko savivokos pripažinti, kad jai vėl taktiškai teikiama parama. Didelį krūvį buvo priėmę Nastasija, Milena ir Rudolfas. Juk tai Nastasija mestelėjo naujos veiklos idėją. Rudolfas pasiūlė konkrečią temą, išplėtojus savo sąmonės per visą visatyną, užmezgus ryšius su kitavisatėmis sąmonėmis ir pasinaudojus jų patirtimi, susiburti į darnią socialinę ląstelę ir dar giliau į žemės erdvę įterpti kolektyvinio sąmonėjimo energijas. Milena su entuziazmu rūpinasi jų visaverčiu darbo ir poilsio ritmu. Kiti taip pat veržliai įsitraukė. Štai Lukas, nesivaržydamas amžiaus skirtumo, linksmai kalbina Rudolfą. Zadonas galantiškai padeda pasijusti kolektyvo dalimi Skirmai, šalia kurios rymo riteriškasis Antuanas, o Izabelė, niekiek nepavyduliaudama, leidžia savo vyrui rodyti dėmesį simpatiškai moteriai. Iš savo visuomenės sąlygotumų varžomo kirco nebūtum galėjęs tikėtis tokio draugiškumo, su kuriuo jis dabar Milenai atvirauja apie toli praeityje likusių savo kraštiečių gyvenimą. O dar vaikai, kurie atitrūkę nuo žaidimų atbėga pasidalyti savo džiaugsmais ar nesutarimais ir nekaltai nugvelbia dalį visų dėmesio. Lina mėgavosi bręstančių kolektyvinės sąmonės pojūčių. Panašiai turbūt jaučiasi menininkai, kurie drauge kuria ir nesiekia asmeninės autorystės laurų. Jai patiko, kad šiame projekte ji nebe pagrindinė. Lina mielai leido kiekvienam prisimti atsakomybę už komandos darnumą. Kaip sakė Rudolfas, deleguokime veiksmą jauniesiems. Na, nebūtinai jauniesiems, svarstė Lina, tiesiog kitiems savo komandos nariams. Kitą rytą komanda vėl susirinko į aikštelę prie centrinės vilos. Visi susėdo prie stalo ir Rudolfas sukonkretino jų laukiančią užduotį. Trumpų teorinių žinių, kurias pateikiau vakar, kol kas užteks, nes jų reikia tik kaip pagrindo kelionės saugumui. Dabar iš karto imsimės praktinės veiklos – subalansuoti asmeninę ir kolektyvinę sąmonės. Pirmiausia, padirbėsime su asmeninė kiekvieno jūsų sąmonė. Apjungsime visus savo fizinius šios žemės įsikūnijimus, išsidėsčiusius į praeitį bei ateitį horizontalia laiko ašimi ir išmoksime su jais bendradarbiauti. Po to kilstelėsime savo sąmonę virš trimatės erdvės,
per subtiliuosius mūsų visatos lygmenis. Tai yra, suvoksime savo daugiamatiškumą. Pradėsime nuo fizinio kūno bei psichikos, paskui imsimės sielos, dvasios ir monados. Su šiomis dviem užduotimis neužtruksime ir nesieksime tapti nei savo įsikūnijimų specialistais, nei subtiliųjų kūnų valdymo meistrais. Mums svarbu tik bendrai susipažinti, kad tos žinios padėtų atlikti tolesnes užduotis. Kai įvaldysime fizinius įsikūnijimus laike ir suvoksime erdvės daugiamatiškumą, mokysimės išplėsti sąmonę per Brahmano realybių lygius. Tai yra, susiesime su savo artimomis sąmonėmis kitose visatose. Ar aiškios šios užduotis? Taip. Tuomet perduodu jūs į Skirmos rankas. Aš tikiu tavim, Skirma, todėl ir tau patariu labiau savimi pasitikėti. Skirma jau prisitaikiusi prie naujosios aplinkos, plačiai nusišypsojo ir pradėjo nuo pasakojimo, kaip ji sujungė savo fizinius įsikūnijimus ir kaip mokėsi kelti sąmonę per daugiamačius planus. Įprasta sakyti, kad gyvename keturmatėje realybėje, trimatėje erdvėje ir vienmačiame laike. Laikas neregimai sruvena per mus dabarties akimirką ir kuria iliuziją, kad ji ateina iš ateities, kurios dar nėra, ir negrįžtamai nugrimsta į praeitį, kurios nebesugrąžinsi. Tačiau mes nesame apriboti keturmatės realybės, nes kūnijomės iš dangaus matmenų turinčio lygmens ir dėl to galime vėl į ten sutelkti savo dėmesį. Kai žmogaus sąmonė pakyla virš kasdienės keturmatės į penkiamatę realybę, jie atranda, kad laikas čia jau neapčiuopiamas taškas, o visiškai konkreti linija. Tai leidžia regėti visą savo fizinių įsikūnijimų seką ir su ja užmegzti ryšį. Kartais net netreniruota sąmonė trumpam pakyla į penkiamatę realybę, sapnuose ar ryškiuose vizijose, karščiuojant dėl ligos ar skaudaus sukrėtimo metu, jei trumpam švysteli ryškus epizodai iš kitų gyvenimų. Tačiau tik įvaldęs penkiamatę realybę ir gebantis joje sąmoningai išlaikyti dėmesį tiek, kiek pageidauja, nuosekliai aprėpia visus savo žemiškuosius įsikūnijimus, o taip pat gali aiškiai matyti praeitį bei ateitį. Lina, Lukas ir Haraldas linktelėjo galvomis. Linai ir Lukui kiti jų įsikūnijimai jau buvo pasiekiami, ryšys su jais užmegztas bei nusistovėjęs. Jie įsivaizdavo šią temą viską išmanantis. Haraldas vienintelis laiko drakono, laiko dvelksmo fizinis įsikūnijimas, nemanė, kad turėtų ko nors mokytis. Tačiau iš pagarbos draugams visi sėdėjo kartu ir klausėsi Skirmos. Nastasija, Milena ir Rudolfas taip pat liko su grupe, kad palaikytų tiek besijaudinančią Skirmą, tiek pagrindinius įdėmiai besiklausančius jos mokinius – Argoną, Zedoną ir Kircą. Tai suvokdama Skirma tęs tolesnę kalbą daugiausiai ir skyrė šiai trijuliai. Ar teko išgyventi sapnų, reginių ar būsenų, kurias būtumėte suvokę kaip kitų savo įsikūnijimų atspindžius? Paklausė Skirma atlantiečių. Taip, tačiau tam niekada neteikiau reikšmės, nes man tai nebuvo svarbu. Pasinaudodamas savo amžiumi ir socialiniu statusu, pirmas atsakė Zedonas. Visas savo situacijas puikiai suvaldydavau psichurgijos ir magijos galia. Prisilaikydamas to paties savo laikų etiketo, antrasis prakalbo Kircas.
Mano mokytojas mokė mane išeiti į praeitį, regėti netolimą ateitį ir ją pasikoreguoti pagal poreikius. Nebūtinai vien per reginius. Tam naudojame įvairias ateities spėjimo priemonės pagal žvaigždes, gamtos reiškinius, išmestus kauliukus. Tai labai vertingi kasdienybės įrankiai, kuriant savo palankę realybę. Ir aš to mokiau, pasitaisė prisiminęs, kad jis jau nebe Atlantidoje. Ne visi vienodai gabūs jausti laiko tėkmę ir įstengti ją permagnetinti savo naudai. Todėl ne visiems sekasi magija. Iš visų mano mokinių ir padėjėjų tik Argona ir Delas talentingi, o kiti vos ką įžiūri. Savo įsikūnijimais, praeitais ir būsimais nesidomėjau. Neatrodė, kad tai man gali būti naudinga. Argona linktelėjo, padėkojo Kurcui už pagyrimą ir išsakė savo nuomonę. Aš dažnai sapnuoju įvairius ryškius epizodus, kurie gali būti tiek iš praeities, tiek iš ateities ir ne tik mano pačios. Ne visada tai aiškiai suprantu ir dėl to ne visada spėju pasinaudoti ateities reginiu. Gyvųjų sapnų žinias naudojau pacientams gydyti. Išvysdavau priežastis, dėl kurių jie sunegalavo, ar praeities įvykius, kurie sukėlė negandą. Kurcas išmokė į laiko liniją išeiti ne tik sapne, bet ir transe. Argona būtų galėjusi nemažai papasakoti, kaip naudodamasi šiuo jos talentu, Kurcas šnipinėjo mago Medo grupės planus ir nekartą juos sužlugdė. Tačiau nenorėjo net mintimis grįžti į savo sudėtingą praeitį. Dėl to nukreipė kalbą į asmeninius potyrius. Ji tęsė. Tai, ką iš tų sapnų galėčiau pripažinti kaip reginius apie savo buvusius įsikūnijimus, juos atpažindavau iš nepaprasto ryškio ir intensyvios emocinės būsenos, kuri juose man kildavo. Tai buvo pavieniai reginiai. Į juos nebandydavau grįžti, nes vargu, ar tai būtų buvę naudinga. Dabar po jūsų paaiškinimo suprantu, ne tiek reikšminga, kuo kada būta, o svarbu apjungti visų savo įsikūnijimų energiją į vieną sąmonės giją. Ar taip? Taip, Argona, atsakė Skirma. Apjungti savo sąmonę, išmokti ją jausti ir suvokti visus savo įsikūnijimus, kaip vieną visumą. Mūsų aukštesnioji sąmonė, ar kitaip sakant, individualybė, gali būti prilyginta vientisam kūnui, kuris turi daug rankų, atskirų įsikūnijimų, asmenybių fizinėje realybėje. Štai mūsų dvi rankos, jos lyg ir kartu, bet visiškai skirtingos ir turi skirtingų įgūdžių. Aš rašau dešinę ranką, o piešiu kairę, taigi norėčiau išmokti groti pianinu, abi rankos turėtų susiderinti veikti kartu, darniai groti kiekviena savo melodijos dalį, kad sukurtų bendrą kūrinį. Taip ir atskiri mūsų įsikūnijimai pasižymi skirtingais talentais, o jų tikslas visiems drauge sugroti vieną bendrą mūsų individualybės kuriamą kosminę melodiją. Ir dar aš apie įsikūnijimus maniau, kad jie linijiniai, tarė Argona. O kai susipažinau su Lina, tai pamačiau vienoje vietoje susirinkusius dar 3 jos įsikūnijimus. Mirja Likmin iš drakonų karalystės, Luko žmona Amelija. Buvusią žmoną, suniurzgėjo Lukas. Atleisk, atsiprašė Argona ir pasitaisė. Buvusią Luko žmoną Ameliją. Net 4 vienos individualybės įsikūnijimai susitinka ir bendrauja. Ir negi tai neiškraipo laiko linijos?
Skirma nesitikėjo tokių sudėtingų klausimų, vos pradėjusi pasakoti apie penkiamatį pasaulį. Ji sutrikusi pažvelgė į Rudolfą, tikėdamasi, kad tas įsiterps. Nei jis, nei Milena neskubėjo į pagalbą, leido Skirmai pačiai rasti reikiamus atsakymus pagal klausytojų sąmonės lygį. Lygiai taip pat taktiškai tylėjo ir laiko drakonai, nors jie geriausiai būtų galėję paaiškinti lanksčią laiko prigimtį. Skirma dar labiau sutelkė savo mintis. Prisiminė, ką pati jautė susipažindama su laiko daugiamatiškumu ir atsakė. Bendraudama su kitais savo įsikūnijimais, Lina mums atskleidžia šešiamačiame pasaulyje egzistuojančio turinio laiko esmę. Pakilę į šešiamatį pasaulį atrandame, kad čia visi įvykiai vyksta vienu metu. Čia sąmonė pati surikiuoja visus savo egzistencijos įvykius kaip natas muzikos kūrinyje, kad išgautų norimą skambesį. Juk melodijoje kelios natos gali skambėti vienu metu, ne tik viena paskui kitą. Keturmačiame pasaulyje esame čia ir dabar, laikas per mus teka kaip per tašką, o praeitis ir ateitis mums neegzistuoja. Penkiamačiame pasaulyje laikas virsta gyva linija, pakėlę savo sąmonę į šį lygmenį, jau galime bendrauti su savo praeitimi ir ateitimi. Šešiamačiame pasaulyje, kur laikas įgauna turinių savybių, iki jo suvokimo subrendusios sąmonės gali judėti po laiką taip pat laisvai kaip po erdvę ir taip pat laisvai gali jį keisti. Tačiau keičiant laiką, kaip ir keičiant erdvę, dera paisyti juos valdančių dėsnių, kad būtų išvengtų katastrofų. Dėl to reikia daug mokytis, įgusti ir laikytis saugos reikalavimų. Šis sritis ne turistams ar smalsuoliams, o rimtiems laiko specialistams. Gal kol kas palikime šį didelės atsakomybės už savo veiksmus reikalaujantį pasaulį ir grįžkime į penkiamatį, kuriame ketinome užmegzti ryšį su savo įsikūnijimais, siūlė Skirma. Žinoma, vienas per kitą suskambo pritariantis balsai. Kad susisiektume su savo įsikūnijimais, nebūtina juos ryškiai išvysti, paaiškino Skirma. Nėra svarbu aiškiai regėti, kada ir kuo buvote ar būsite. Per daug informacijos labai apkrauna smegenis, o jos ir taip sunaudoja apie 5% visos kūno energijos. Jeigu imsis apdoroti ne tik šio, bet ir kitų savo fizinių įsikūnijimų atsiminimus, emocijas bei mintis, gali perkaisti. Su juoko ugnelėmis akise paaiškino Skirma, prisiminusi savo pačios slaptas pastangas užgriebti daugiau nei leido jos tuometinis mokytojas. Šalia turime gyvą nekantraus mokinio pavyzdį, įsiterpė Haroldas ir mostelėjo į Luką. Atsimeni, kaip mėginai per kelias dienas suvokti visą laiko drakonų vidinės išminties saugyklos informaciją. Sukarščiavai ir Origikas tau atsiuntė ryšį su kitais laiko drakonais. Dabar tai negrėsia, ramiai atsakė Lukas, juk visus savo įsikūnimus jau pažįstu. Ar tikrai visus? Nesusilaikė draugiškai nepašiepęs pasitikinčio savo žinomis jaunuolio Rudolfas. Manau, kad ir tau, ir Linai ši užduotis bus naudinga. Vienas dalykas pažinoti kelis artimiausius savo įsikūnijimus, o visai kitas užmegzti energinį ryšį su visais.
Ar manote, kad Žemėje turiu daugiau nei 4 įsikūnijimus? Nustebo Lina. Tai kodėl jų nejaučiu ir nesutikau iki šiol? Apmaudas dilgtelėjo širdį, juk ji išdidžiai tikėjo visiškai viską apie save išmananti. Kaip sakė Skirma, tavo fizinės smegenys iki šiol buvo per daug apkrautas gausia daugiametės realybės informacija. Dabar atėjo laikas, kai gali ir esi pajėgi apie save sužinoti daugiau ir niekada nepasiduok apgaulingai būsenai, kai atrodo, kad jau viską žinai. Nes tiek tavo sąmonė, tiek pati būtis yra tokia daugialypė ir neaprėpiama, kad pažinimo procesas tampa beveik begalinis. Ei, Rudolfai, neįsijausk skaityti paskaitos, tyliai niuktelėjo jam į pašonę Milena. Čia Skirmos pamoka. Gerai, tyliu, sumurmėjo Rudolfas. Gal ir paskubėjo pasigirti, kad visus savo gyvenimo žodžius jau iškalbėjo. Taip norisi įsiterpti, kad net gerklę kutena. Skirma nusišypsojo Rudolfui, dėkinga už trumputę pauzę. Jis susikaupė ir žvaliai tęsė. Taigi, dabar patogiai įsitaisykite ir sutelkite dėmesį į ketinimą kilstelėti sąmonę į penkiamatį pasaulį, kurį sudaro trimatė erdvė ir dvimatis laikas. Jame panorėkite išvysti savo sąmonės įsikūnijimų Žemėje liniją. Išskyrus Haroldą, visi turėtumėte pasijusti stovy vidur ryškios, energiškai kaitrios juostos, kurios kraštai dingsta tyloje, tolyje, tiek į kairę, tiek į dešinę. Nesistengkite išvysti, kada kuo būta. Gal kam prieš akis švystelės atskiri ryškus vaizdiniai, tačiau specialiai dėmesio į tai netelkite. Jei nieko neregėsite, taip pat nenuliūskite. Pradžiai užtenka pajusti tą juostą, pasijusti jos dalimi ir panorėti, kad ši energinė jūsų įsikūnijimų linija darniai veiktų kaip viena vientisa kosminė būtybė. Atminkite, kad visi vienos individualybės įsikūnijimai taip glaudžiai susiję tarpusavyje, jog visi drauge kuria vienas kitą. Kiekvienas paniro giliai į save. Nors ir įspėtas Rudolfo, Lukas nustebo vidiniu žvilgsniu, išvydęs daugiau kaip 3 ugninius sūkurius, išryškėjusius ant vizualizuotos jo įsikūnijimų laiko linijos. Laikydamasis nuorodų, jis nemėgino į kurį nors panirti giliau, tik išplėtė sąmonę per visą liniją ir pabandė pasijusti tuo vientisu laiko rūko sąmonės kanalu, kuris fizinėje realybėje pasireiškia gausiu, skirtingų asmenybių būriu. Haroldui nepatiko, kad neturėdamas kitų įsikūnijimų, jis negali išgyventi įdomios patirties. Lukui net neapsižiūrėjus, jis be jokių skrupulų prisijungė prie laiko rūko fizinio kūnijimosi į žemę sekos. Norėjo nors per draugo sąmonę patirti, kaip jaučias žmogus, turėdamas daugiau nei vieną įsikūnijimą. Turbūt panašiai lyg būtų tarp gausybės vyresnių ir jaunesnių brolių ir seserų, kurių dėja jis taip neturėjo. Labiau ir už Luką apstulbo išvydęs, kad energinėje laiko linijoje kaitria ugnimi dega ne tik tie 3 draugo įsikūnimai, kuriuos jau pažinojo. Žiūrėk ten, į tolį, į praeitį, anapus Viljamo ir Ormandiro, koks galingas sąmonės laužas plieskė. Haroldas nesusilaikė mintimis, nepakomentavęs ir išsidavė slapta žvalgas. Užmiršęs, kad tik ką
kritikavo Luką už per didelį smalsumą. Dabar pats visą dėmesį nukreipė į tą laiko rūko asmenybę. Lukas nespėjo nei atsakyti, nei paprieštarauti, kad Haroldas kišasi jo įsikūnijimų reikalus, kai pastarasis su įkarščiu ėmė dėstyti. Oho, kokia kieta šamanė, vardu Upė. Ir gyvena prie sraunios upės. Ji negali nuo jos nei kiek toliau atsitraukti, nes iš tos tėkmės semiasi savo šamaniškas galias. Pats matau, atkirto Lukas, ir minties galia stipriai stumtelėjo Haroldą sąmonę šalin nuo savo įsikūnijimų lango. Lukas buvo ne tik tylenis, bet ir slapukas. Nuo telepatiškai visą girdinčių laiko drakonų blokavo daugumą savo jausmų ir minčių. Tuo labiau jis nebuvo linkęs kam nors leisti dairytis po savo įsikūnijimus. Nėra ko Haroldui pirmiau už jį sužinoti, kuo kada buvo. Ras kokių nors neįtin garbingų įsikūnijimų ir paskui užerzins ir priprašys Liną iš smalsumo nuvykti aplankyti. Ir iš to išsiritulios nauja persipinusių įsikūnijimų reikalų istorija. Lina greitai peržvelgė savo įsikūnijimų liniją. Kaip ir sakė Rudolfas, tiek į praeitį, tiek į ateitį joje degė daug sąmonės taškų, nei jai žinomi kiti 3 įsikūnijimai. Kaip visada nepratusi paklusti nurodymams, vos išvydusi vieną ją itin sudominusi ryškų senų laikų įsikūnijimą, paniro į jį. Salynas, panašus į drakonų karalystę. Fizinė materija minkšta, beveik eterinė. Kūnai taip pat gerokai lengvesni. Nori paklūsta minties galiai. Ir taip lengva kilnoti daiktus, minties galia, keisti jų formą, materializuoti ir dematerializuoti. Ji pabandė atsirasti kitoje tos epochos vietoje. Kūnas akimirksniu pakluso ir persikėlė erdvėje. Lina nuo aplinkos perkėlė dėmesį į savo tuometinę asmenybę. Ji vardu Alija. Gyvena 2 brolių saloje ir priklauso žemės kūrėjų genčiai. Viena savo sąmonės dalimi suvokia Lina. Šį salyną Alijos gentis formuoja jau daug amžių. Iš vandenyno gelmių minties galia iškeldami vis naujus dugno plotus. Prieš kurį laiką gentis susikivirčijo dėl salos padalijimo tarp valdančiųjų šeimų ir skilo į 2 priešiškas stovyklas. Tarp jų vyksta karas, o Alija ir keli jos draugai visomis pastangomis mėgina atkurti taiką. O, kaip įdomu, džiaugsmingai atsidusėjo Lina. Pirmą kartą kitą savo įsikūnijimą regėjo nešokčiodama laiku ir slapta stebėdama įvykius iš išorės, o vidinėje erdvėje. Taip daug patogiau, nes galima įsijausti į savo sesės vidinės būsenas ir viską išgyventi pačiai. Ji jau nusiteikė dar giliau panirti į Alijos gyvenimą, tik kažkieno šalta ranka perbraukė per vidinį ekraną ir vaizdas pajuodo. Buvo nurodyta susieti su laiko linija bendrais bruožais, priminė jai mintimis Rudolfo balsas. Lina nepatenkinta sumurmėjo, kad ir kaip stengėsi vėl išsišaukti nors kokį reginį, nepavyko grįžti nei Alijos laikus, nei į savo įsikūnijimų laiko liniją. Juodu šydu, uždengta vidinių reginių erdvė liko šalta ir abejinga Linos pastangoms. Nieko, vėliau čia grįšiu. Lina pagrasė mintimis, tikėdamasi, kad Rudolfas ją išgirs, nors suvokė, kad ir vėl ištarė ne kartą kartotą paguodos sau pačiai frazę. Tiek interesų, tiek galimybių, kad ji visur tiesiog fiziškai nespėja
ir daug dalykų, vietų, žmonių taip ir lieka laukti pažadėtojo vėliau. Taip pat ryškiai, kaip Lina savo keletą įsikūnijimų regėjo ir Argona. Tik būdama kur kas drausmingesnė, neskubėjo su jais artimiau susipažinti. Užteko ir to nuostabaus vienybės jausmo, kuris ją apėmė, kai ji regėjo ugningą įsikūnijimų liniją. Zedonui Krcui užduotis taip pat pavyko, nors jie ją atliko be emocijų. Savo laiko liniją apžiūrėjo, ryšį užmezgė ir toliau jei reikės, jei bus laiko ir išliks susidomėjimas, pasigilins atidžiau. Gerai, prakalbo Skirma. Valandos šiai užduočiai užteks. Iš jūsų veidų matau, kad visiems ji pavyko. Iš lėto grįžkite į kasdienę sąmonę. Na ką, vėl įsitelpė Rudolfas, visus įdėmiai nužvelgęs, kad šiek tiek sudrausminto. Bendrais bruožais susipažinome su ankstesniais ir vėlesniais įsikūnijimais. Kol kas tiek užteks. Primiktinai prašau daugiau jais neužsimti, nes jūsų fizinių protų laukia naujas krūvis. Mokysimės kelti sąmonę aukštyn per subtiliuosius planus. Virš Skirmos minėto 5-mačio ir 6-mačio lygmenų. Atminkite, kad mūsų tikslas yra tarp visatinės kelionės, todėl atsiribokite nuo įdomių, bet neįeinančių į šį projektą pažinimo įrankių, tokių kaip gilesnis darbas su savo įsikūnijimais. Šiandien ilsimės, lankomės Mirjos soduose, o rytoj kilsime į daugiamačius lygmenis. Nors Linos, Luko ir Haroldo sąmonė ir labiau išlavinta nei kitų draugų, tarė Skirma, jūs prašysime rytoj būti kartu. Čia siekiame ne tik asmeninio, bet ir komandinio sąmonės sutelkimo. Kartu mokydamiesi, žaisdami ar ilsėdamiesi, dvasios lygmenyje kuriame socialinę ląstelę. Kadangi mūsų kelionė į kitas visatas bus kolektyvinė, mums reikia pratintis save suvokti kaip socialinės ląstelės dalį ir įprasti veikti darnoje su kitomis šiomis ląstelės dalimis, kad tai būtų visiems vienodai palanku. Šie jo žodžiai atitiko Linos mintį apie komandinę atsakomybę ir paaiškino jos nurimusią būseną. Ji mielai liko ir jai nebuvo nuobodu, kai kitą dieną ir kelias vėlesnės dienas atlantiečiai mokėsi suvokti save ir veikti gyvybės, proto ir monados pasauliuose. Ir ji ir Lukas su Haroldu jiems patardavo, padėdavo išlaikyti kilstelėtą sąmonę, drąsino ir palaikė savo energijomis. Skirma atkreipė dėmesį, kad šios pamokos truko kur kas trumpiau nei Rudolfo komandos, kai jie mokėsi to paties. Ji taip ir pasakė Linai vieną vakarą. Nieko nuostabaus, atsakė ji. Pirmas kartas visada vyksta sudėtingiau ir reikalauja daugiau laiko, pastangų, energijų. Jo metu sukaupta patirtis priverčia ne tik savo, bet ir kitiems praverčia. Ne tik savo, bet ir kitiems. Nes net jiems to nežinant. Juk mes esam kosminio proto neuronai. Vadinasi, ko išmoksta vienas neuronas, tai per mus visus jungianti holograminį sąmonės lauką persiduoda ir kitiems, subrendusiems tą patirtimi pasinaudoti. Kai suvokiu, kad esu kosminio proto neuronas, man drąsiau būti jūsų draugijoje, prisipažino Skirma. Kai Rudolfas pakvietė mane vykti kartu ir papasakojo, kad grupėje bus laiko drakonų ir magų iš Atlantidos, iš pradžių atsisakiau. Aš juk save kaip sąmonės drakoną suvokiu ne taip ir seniai. Dar nespėjau įvaldyti visų gebėjimų ir savybių.
Rudolfas man daug pasakojo apie mūsų motinos visatos pasaulius, jų kuriančiasias būtybės, išmokė susisiekti su kita visatinėmis sąmonėmis. Net neįsivaizdavau, kad jis tiek daug išmano apie subtiliuosius pasaulius. Juk tik į projekto pabaigą jis sąmoningai susisiekė su savo daugiamatė sąmonė. Kai pagalvoju, kaip vėlai jis ėmė suvokti save, kiek prarado laiko. Skirma kurį laiką susimąsčiusi tylėjo. Lina jos nepertraukė. Jai buvo įdomu klausytis ir apie Rudolfą, ir apie pačią Skirmą. Linai irgi buvo keista, kad Rudolfas tiek metų neatsiminė savo aukštesniųjų lygmenų. Atrodytų veltui praleisti metai, bet juk tai tik šio įsikūnijimo asmenybė nebuvo užmezgusi ryšio su aukštesniąja sąmonė. Tik ji sąmoningai nedalyvavo individualybės veikloje, o pati aukštesnioji sąmonė per ją vis vien veikė, kreipė šio įsikūnijimo įvykius ir susitikimus savo pageidaujama linkme. Lina tai matė iš savo gyvenimų. Peržvelgus savo veiksmus, nuo pat jaunumės suprato, kad viską kryptingai vedė jos aukštesniosios sąmonės vijūnos misijos linkme. Jis man padėjo suvokti, staiga vėl prakalbo Skirma, kad mes visi tam tikra prasme lygus, nes esame visa ką sukūrusio dieviškojo proto dalelės neuronai. Kai kurie neuronai susiformavo anksčiau ir įgijo daugiau savivokos, kiti yra vėlesni ir netokie išmintingi. Tačiau jeigu pakiltume virš laiko ir erdvės, į tuos daugiamačius planus, kur viskas egzistuoja vienu metu, tai ten pagrindinė vertybė yra mūsų individuali patirtis, kurią mes praturtiname būti. Taip, linktelėjo galva Lina. Tikiu, kad savo patirtimi dalyjasi visų lygmenų sąmonės – ląstelės, žmonės, planetos ir žvaigždės, galaktikos ir pačios visatos. Kitaip sakant, gerb kitų pasiekimus ir naudokis jais, jei tai dera su tavo darbų misija. Bet vertink save ne pagal kitų pasiekimus, o pagal savo brendimo greitį ir kokybę. Ar ne? Apibendrino Skirma. Tikrai, pritarė Lina. Jai Skirmos formuluotė pasirodė naudinga. Juk ir pati slapta padėjo Lukui ir atlantiečiams jų maginių sugebėjimų. Jautė, kad jai skirtų laiko daug pasiektų ir drauge žinojo, kad negali sau leisti nukreipti dėmesio į šią veiklą. Trimatėje erdvėje, apribotoje vienmačio laiko, tenka atidžiai rinktis interesus, juos priderinti prie savo misijos, jų galėtų keleriems metams atsitraukti į laiko kilpą Atlantidoje, pasimokyti magijos ir niekas jos nepasigestų, bet aukštesnė jo sąmonė primygtinai teigia, kad dabar Linai reikia sutelkti dėmesį į kitas realybės. Tai lieka vėl viltingai pasiguosti, vėliau galėsi ten grįžti. Dar nei karto neįgyvendino šio noro. Tiesa, grįžo į Atlantidą, bet tik tikslingai, o atsisėsti, atsipūsti ir panirti į asmeninius malonumus vis nėra laiko. Pasijusti vieningą socialinę ląstelę Linos komandai padėjo Zedono psichurginės savigynos mokymai. Kai Rudolfas sužinojo, kad Zedonas Linos draugams neseniai pademonstravo savo psichinės galias, pasiūlė ir vėl panaudoti šią techniką grupės sąmonei sutelkti.
Iš ankstesnių mokymų dalyvavo tik Lina, Lukas ir Haroldas. Visi kiti buvo naujokai. Į treniruotės įsiprašė ir Izabelė, kuri prieš tai negalėjo dalyvauti, nes laukėsi. Kelias dienas Zedonas lavino jų individualumą, atsparumą psichiniai įtaigai. Šį kartą jis mokymus organizavo kitaip. Sakė, nemėgstas kartotis ir jam nuobodu vėl taip pat juos bauginti. Anąsyk mokėmės dėl malonumo. Tai buvo tik pramoga. Tiek jums, tiek man, paaiškino jis. Šį kartą Rudolfas man iškėlė uždavinį sutelkti jūs kaip individus į savo centrinę ašį ir kaip grupę į komandinės sąmonės centrą. Kaip jaučius už ragų čiupsime du kosminius principus – vibracijos ir priešybių. Mano psichurgija paremta vibracijos principu, nes visa, kas visatoje vibruoja ir sklinda, kaip bangos. Aš sužadinsiu tam tikros rūšies vibraciją, primesiu jums tam tikrą mintį ir būseną. Jūsų tikslas bus taip sutelkti dėmesį į savo centrinę sąmonės ašį, kad atpažintume ir atmestumėte svetimkūnį, išliktumėte vientisos fizinės būsenos. Priešybių principas taip pat dalyvaus, nes priešybės mūsų atveju gera ir bloga nuotaika, baimės ir laimės, pykčio ir gerumo būsena glaudžiai siejasi su vibracijos principu. Šiuos principus įvaldę žmonės gali paveikti ne tik save, bet ir kitus, nes pajėgia vieną proto ir jausmų būseną paversti kitą. Tai vadinama įtaiga ir būtent ją ketinu naudoti. Kol kas individualios pratybos. Na, ar pasiruošę atsilaikyti prieš mano valią? Galvos sulinksėjo be žodžių. Visi buvo pakilę į tą patį aukščiausią sąmoningumo lygį. Kiekvienas slapčia tikėjosi, kad jo valia tikrai atsilaikys prieš Atlantidos magą. Šį kartą Zedonas iš tikrųjų veikė kitaip. Nepasiuntė grinosios panikos ar siaubo, kaip tikėjosi ir ruošėsi Lina bei Lukas. Jis lengvai brūkštelėjo personalizuotos baimės sparnu per jautriausias sąmonės stygas ir sužadino haliucinacijas. Baimę žmonėms sukelti lengva, juk kiekvienas turi gilių asmeninių prisirišimų. Linai, Lukui ir Izabeliai pasivaideno, kad į pievelę, kur jie treniravosi, atšliaužė sunkiai sužaloti jų vaikai, nors viena sąmonės dalimi suvokė, kad tai turbūt Zedono poveikis. Širdis jų krūtinėse apsivertė, juk viskas buvo taip panašu į tiesą. Jie susitvardė, sutelkė sąmonę ir tol telkėsi į centrinę sąmonės ašį, kol tas reginys nublanko ir išsisklaidė. Haroldas ir Kurcas išgyveno panašią situaciją. Tik jiems pasirodė, kad nukentėjo Mirja ir Argona. Ir jų širdis stingo nei kiek nemenkiau nei jaunųjų tėvų, kol jie kraupų vaizdinį ištirpdė veržlia mago valia. Suirzęs Kurcas, įpratęs atsiskirti atakų metu, pasiuntė Zedonui atsakomąjį išpuolį ir trumpam išmušė jį iš pusiausvyros. Zedono sukeltos haliucinacijos draugų sąmonėse akimirką suvirpėjo, tačiau jis žaibiškai atgavo vidinę ramybę ir reginiai vėl tapo iki skausmo tikroviški. Argoną apgaubė tamsa, kurioje grėsmingai knibždėjo daug medo šalininkų. Jie kėsinosi užkeikimais išnaikinti visą jų grupę ir tik jie viena galėjo jos apsaugoti. Skirma pasijuto skęstanti ir ją apėmė nesuvaldoma paniška mirties baimė. Nastasija ir Milena sugebėjo atmesti visus
besimaterializuojančius haliucinacinius vaizdinius ir jau beveik išsikapstė iš Zedono įtaigos. Tik per anksti apsidžiaugusios pergalė atsipalaidavo ir pasidavė pačiai nemaloniausiai būsenai, pasijuto praradusios savivoką. Teko skubiai šauktis aukščiausio sąmoningumo ir atkurti vidinę pusiausvyrą. Rudolfą suspaudė nenusakomas tankis, lyg jo plati sąmonė būtų įsikūnijusi į kietą granitą. Jis susitraukė kaip atsikandęs citrinos ir suintensyvinęs savo kūno aukšto dažnio virpesius ėmė virštis iš stingdančio akmens. Kai visi susidorojo su Zedono įtaiga, sužiuro vieni į kitus. Buvo smalsu, ar kuriam nors pavyko atsilaikyti. Sutrikusios veido išraiškos nepaneigiamai bylojo, kad nugalėtojų nėra. Fe, nusipurtė Izabelė ir nepatenkinta pareiškė Zedonui. Tokią būseną aš ir be jūsų pagalbos nuolat išgyvenu su savo 2 padaužom. Man nereikia įtaigos meistro, kad prieš mane rastųsi Pieras praskelta galva ar sužeista ranka. Zedonas jai galantiškai nusilenkė ir maloniai tarė. Gailiuosi neįtikęs, madamo. Gal nors šiuo savo gestu išpirksiu kaltę? Jis kaip fokusininkas demonstratyviai mostelėjo ranka ir šalia Izabelės materializavosi didelis leopardas, tarsi meilus kačiukas plėšrūnas ėmė glaustytis apie jos plikas kojas. Izabelė krūptelėjo iš netikėtumo, bet jausdama šį jaukų minkštą padarą, nepajėgė ilgiau pykti. Ji pakasė virtualaus plėšrūno pausį ir taikiu balsu tarė. Ak, jūsų didenybė, jūs esate galingiausias visų laikų magas, karalius ir iliuzionistas. Ji atliko jam grakštų reveransą, kuris keistai dėrėjo prie jos trumpos medvilninės suknelės. Priėjusi prie Zedono švelniai pabučiavo jam į skruostą. Ak, tu mergyt, sumurmėjo Zedonas lengvai, paplekšnojęs jai per nugarą. Jis jautė Izabelei stiprią simpatiją. Būtent tokią būtų norėjęs turėti dukterį, jei likimas jam būtų ją davęs. Tikėjausi, kad jūs 3 lengvai apsiginsite nuo Zedono atakų. Rimčiau nei norėjo, papriekaištavo Lina, Nastasijai, Milenai ir Rudolfui. Ko tu stebiesi, atsakė jai Rudolfas. Mes turime tokį pat kaip visi fizinį kūną su jį gaubiančio vieno įsikūnijimo psichika, kuri glaudžiai susijusi su kolektyvinė žemės gyventojų psichika ir pasąmonė. Kad ir kokie išlavinti būtų žmogaus subtilieji kūnai ar aukštesnioji sąmonė, visiškai neutralizuoti fizinės sąmonės ir žemosios psichikos potyrių neįmanoma. Galima juos nukreipti, suvaldyti, transformuoti, tačiau niūrių minčių ir emocijų, įkyrių idėjų, grinosios baimės ir staigaus pykčio bangos, nuolat sklindančios iš kitų žmonių, sminga į fizinę sąmonę. Todėl gyvenant sociume tenka nuolat būti budriems. O tu, mokiniai Kurcai, esi baudžiamas už antpuolį prieš mokytoją pamokos metu, tad turėsi skirti pusdienį viešiesiems darbams ir mokyti vaikus magijos, juokais subarė atlantietį Zedonas. Gal jie tave pašokdins, kaip tu bandei mane, vos iš kojų neišvertei savo vibracijomis. Kaltas, nesiginčiojo Kurcas, suveikė refleksai. Pasistengsiu būti pagarbesnis, bet tvirtai pažadėti negaliu. Gal vis dėlto sutiktum pasigrumti magų dvikovoje? Degu iš smalsumo sužinoti, ar pajėgčiau tave įveikti. Dar ko? Jeigu mane įveiksi, kas jūs mokys, o jei aš tave, tai vis vien nenurimsi, kol neįveiksi manęs ir tuomet
Vėl tas pats rezultatas. Liksite be gabaus psichurgijos mokytojo. Negaliu timti iš jūsų šitokio malonumo. Kada nors vėliau, nenurimo Krcas, kai jau būsime iš tavęs visko išmokę. Tuomet visko, ką žinau, nemokysiu. Pasiliksiu kelis fokusus užantyje, kad turėčiau kuo nuo tavęs gintis. Paaiškinsiu tik esminius savigynos elementus. Psichinę ataką ar įtaigą galima įveikti naudojantis vieno kurio mano minėtų principų. Keisti jums pasiųstą reginį ar būseną priešingais arba neutralizuoti savo asmeninę grynąją sąmonės vibraciją, be jokių reginių ar būsenų. Kelias dienas jie mokėsi asmeninės savigynos. Kai atėjo laikas atlikti grupinę praktiką, Zedonas vėl sugalvojo naujovę. Pasitelkė kolektyvinės haliucinacijas. Kai jos užpuldavo žmogėdros tigrai, tai apguldavo čiabuviai su ietimis, peiliais ir lankais, tai užklupdavo uraganas. Visi virtualūs sužalojimai buvo tikroviškai skausmingi. Nesitikėjusi tokių pojūčių intensyvumo, draugija pyko ir skundėsi, o Zedonas paaiškino. Komandinio darbo tikslas – negintis pavieniui, o savo sąmonės virpesius sujungti į bendrą grupės energiją ir ją panaikinti visą reginį, ne tik tą dalį, kuri liečia jūs asmeniškai. Kol žaizdų skausmas kamuos nors vieną jūsų, tą patį jausite visi kiti. Prosmekto, po nosimi sumurmėjo Lina, trindama krūtinę, kurią ką tik pervėrė ietis. Kiti taip pat tyliai maištavo, bet sukandę dantis mokėsi greitai ir sklandžiai kurti bendrą komandos savigynos lauką. Kai tai pavyko, Zedonas mestelėjo netikėtą variantą. Pasiuntė jiems euforiją. Pasiruošę kraugeriškiems užpuolikams, draugai nepastebėjo, kad laukdami išpuolio vienas po kito ima plačiai šypsotis, keisti šmaikščiomis pastabomis, juoktis, kvatotis iki šonų dieglio. Kas čia vyksta, pagaliau susigriebė Krcas. Ar jums netrodo, kad mes elgiamės nenatūraliai? Jei tai įtaiga, ji man patinka, linksmai atkirto Skirma. Nieko neskauda, niekas manęs nedrasko ir neėda, tačiau po kiek laiko vis dėlto ėmė skaudėti. Nuo intensyvios linksmybės pradėjo tvinkčioti smilkiniai, svaigti galva, kai kam užgėlė širdį, sutriko kvėpavimas. Na gana, vaduojamės, o tai mirsime iš laimės, pareiškė Anastasija. Jaučiu, kaip tu jau išplevensiu iš kūno paskui sparnuotąjį džiugėsi. Nenoromis draugai sutelkė sąmonę į bendrą lauką ir atkūrė įprastą savo būseną. Kaip pilka ir nuobodu, pasiguodė Argona. Neatsimenu, kad kada nors būčiau taip gerai leidęs laiką, pritarė Lukas. Ar tikrai ši laimės būsena pavojinga ir turi būti neutralizuota? Bet koks kraštinumas yra intensyvi vibracija. Nukrypus nuo centrinės ašies, ji vargina mūsų fizinį organizmą, atsakė Zedonas. Nastasija gerai pasakė, kad iš laimės žmonės miršta taip pat kaip ir iš baimės, nes širdis neatlaiko ilgalaikio nuokrypio. Čia veikia priešybių principas. Tiek baimės, tiek laimės būsenoms intensyvumas vienodai žalingas. Tai nereiškia, kad negalite jaustis laimingi, linksmi, mylinti savo kasdienybėje. Tik valdykite tas vibracijas ir neleiskite joms įsisiūbuoti tiek, kad jos imtų ardyti fizinių ląstelių sieneles. Iš laimės išpleventi iš fizinio kūno lengva, nes ima traukti aukštesnieji planai. Tačiau, kol esate žemėje ir turite nebaigtų fizinių reikalų, tol ir likite čia su mumis. Gal galime dažniau treniruoti su euforija, o ne su skausmu, žaviai šypsodamasi pasiūlė Lina.
Yra ir kitų būsenų, kurias išbandysime, kad pratybos netaptų nuobodžios. Nesujaudintas jos meilingumo atkirto Zedonas. Atakuosime jūsų kalties jausmą. Paskui mūsų laukia įvairūs aukštesniai sąmoniai būdingi taurus goduliai, smalsumas, žinių troškimas, dvasinių planų trauka, pratybų tikslas atsilaikyti prieš visas pagundas ir prieš visas negandas vienodai tvirtai. Na, ko pageidausite iš pasiūlytojo meniu? Laisva nuo pratybų pavakarę draugija ilsėjosi, kas kaip. Rudolfas, Zedonas ir Milena su visais 4 vaikaičiais išplaukė pasiirstyti po ramius lagūnos vandenis. Izabelė ir Antuanas vandenyno pakrantėje prižiūrėjo likusius 6 dūkstančius mažuosius. Šalia Izabelės sėdėjo Argona ir jos neskubriai šnekučiavosi. Antuanas kaip įprastai laikėsi kukliai ir galinga motinos ašies kamertono sąmonė nepastebimai kūrė sklandžią abiejų projektų tėkmę ir darnią atmosferą. Kartsas su Haraldu pievelėje prie nedidelio stalelio užsidegė dėliojimo domino. Šis jų laikais nežinotas žaidimas juos sužavėjo. Kiek tolėliau už jų krėsluose sėdėjo Mirja su Anastasija ir tyliai kalbėjosi apie Mirjos sodo reikalus. Lina, Lukas ir Skirma tingiai tysojo ant smėlio palmių pavėsyje. Vaikų keliamas triukšmas netrukdė snūduriuoti ar svajoti. Prie Luko pribėgo Liucija, atsitupė įsikibo jam į ranką ir provirksmiais pasiskundė. Tėte, Kara iš manęs juokėsi, kad nemoku suskaičiuoti savo pirštukų. Juk vakar jau buvome išmokę, sumurmėjo Lukas. Na, pakartok. Liucija klestelėjo ant smėlio, ištiesė į priekį dešinę rankutę ir su kaire ėmė lenkti pirštukus. 1, 2, 3, daug, labai daug. Lina ir Skirma nusišypsojo naujai išrastai skaičiavimo sistemai, o Lukas pavargusiu balsu tarė. Ne, Liusyt, nedaug, o 4. 3, 4, labai 4, pasigavo mergaitė. Moteris tvardėsi, nenorėdama savo juokų įžeisti nei išradingos matematikės, nei jos nevykusio mokytojo. Skirma ryžosi įsiterpti. Gal nori išmokti vienos rankos dainelę? Žvaliai paklausė ji Liucijos ir ėmė jai dainuoti, lenkdama savo rankos pirštus. 1, 2, 1, 2, 3 ir 4, 4, 4 ir 5, 5. Mergaitai dainelė patiko. Jie greit išmoko ir paknopstomis nuskuodė pasipaikuoti prieš 2 metais vyresnę draugę. Kol Skirma mokė dainelės, Lukas atsisėdęs įdėmiai ją stebėjo. Kai dabar kalbėjusi su Liuse, buvai kitokia. Na, kitokia. Nerado žodžių nusakyti jos sušvelnėjusiems bruožams ir jausmingai veido išraiškai. Kai bendrauju su vaikais, ligoniais ar senyvo amžiaus žmonėmis, persijungiu į emocinį lygį, paaiškino Skirma, išlikdama šios būsenos, kad Lukas ją galėtų geriau ištyrinėti. Šiaip stengiuosi ją nepiknaudžiauti, ypač šalia kitalaikių vyrų, nes galiu apžavėti kaip Apsara, tokia mitologinė gražuolė nimfa, gundanti išminčius. Aš sakyčiau kaip sirena undinė, kurios savo kerinčiomis giesmėmis nuvilioja į jūros dugną neatsargius jūreivius. Kai buvau jūreivis, daug apie jas legendų prisiklausiau. Taip, undinė, padainuok ir jam dainelę. Paskleis nors kiek kerų, kad greičiau pamirštų savo neištikimą žmoną, suniurnėjo Lina.
Pokalbis ją sudomino, bet gyviau įsitraukti jai trukdė malonus tingulys, apėmęs kūną ir protą. Ji buvo ir budri, ir mieguista vienu metu. Linai patiko ši saldi būsena tarp realybės ir sapno. Kadangi gulėjo užsimerkusi, išvengė mitologinės medūzos vertos tingdančio Luko žvilgsnio. Sumišęs Lukas pasisuko atgal į skirmą. Abu apsimetė, kad nemandagios pastabos negirdėjo ir skėstelėję rankomis tęsė pokalbį. Lukas paklausė: ar man tik pasirodė? Ar tu į šią būseną įeidavai ir mokydamasi apsiginti nuo Zedono psichinių atakų? Taip, į šią ir į priešingą, į kraštutinį intelektualumą ir kraštutinį jausmingumą. Esu šių būsenų specialistė. Viena iš ryškiausių mutantų, su nuoskauda pridūrė Skirma, įpratusi savo talentus laikyti nukrypimu nuo normos. Jos man padėjo gerokai susilpninti Zedono užsiundytų sunkiųjų emocijų poveikį. Lukas suraukė antakius ir apmąstė jo žodžius. Tai tam tikra koncentracija į savo vidų, ar ne? Kažin, ar būdama šių būsenų sugebėtum atsilaikyti ir prieš magų įtaigą? Nežinau, gūžtelėjo pačiai Skirma. Jos žvilgsnis nukrypo į įkaitusius nuo žaidimo aistros domino lošėjus. Lukas pažvelgė tą pačią kryptimi. Gal norėtum pabandyti? Kodėl ne? Lukas negarsiai šūktelėjo Haroldui. Eikš čia, patikrinsime, ar sugebėsi paveikti Skirmą savo magiją. Tokioms pratyboms Haroldas buvo visada pasiruošęs. Tuoj, priderinu 2, sumurmėjo jis. Stipriai tėškęs pasirinktąją lentelę ant stalelio, jis plačiai išsišiepė Kricui. Gerai, mes dar gyvi, sumurmėjo tas. Abu susižėrė likusias savo lenteles į kišenes, kad varžovas slapta nenužiūrėtų, ir pasuko galvas į Skirmos ir Luko pusę. Gal Skirma pagydauja man atnešti stiklinę sulčių? Meiliai sumurkė Haroldas, tačiau jo žvilgsnis išliko šaltas ir įsakmus. Jam nereikėjo atsidurti šalia žmogaus, kad paveiktų jo valią, tačiau Skirma net nesukrutėjo, tik maloniai pasitikslino. Ar tai ištroškusio draugo prašymas, ar kietaširdžio mago įsakymas? Jeigu prašymas, jį mielai įvykdysiu, o įsakymams nepaklūstu. Kad ir ką jai mėgino įteikti Haroldas, Skirmos tai neveikia. Leisk man, nekantriai įsiterpė Kricas. Jis neabejojo, kad Haroldo galios menkesnės ir jo paties tokia nesėkmė neištiks. Prašau, ramiai atsakė Haroldas. Skirma nukreipė dėmesį Kricą ir laukė jo įsakymų. Kaip nuobodu, apsnūdusi sumurmėjo Lina. Ko čia grožėtis? Kai mane Haroldas kartą užhipnotizavo, tai aš ir šokau ir dainavau, o čia nieko nevyksta. Tikrai nieko nevyko. Skirma stovėjo ir gundomai šypsodamasi žvelgė į Kricą. Jai nusibodo laukti, tad sumanė pagyvinti veiksmą savo programa. Sužadinusi savyje gilų jausmingumą, ji iš lėto priėjo prie Krico. Vargšelis, čia nepaiso tavo norų, sumurmėjo jam į ausį. Nepersitenk taip intensyviai, telkdamas mintis balandėlį. Ji švelniai suėmė jam veidą ir pabučiavo į lūpas. Krico kūnas adekvačiai sureagavo į moterišką glamonę, jis pasidavė malonumui ir pamiršo bet kokias pastangas, pats jai ką nors įteikti. Tik po kelių akimirkų mago valia sugebėjo prasibelsti iki sąmonės ir informuoti, kad vyksta protų dvikova ir jis pralaimi. Kricas stumtelėjo Skirmą nuo savęs ir piktokai tarė. Tai bent mane įveikė, kaip tau pavyko? Po pirmosios nuostabos prabudo jo užgautos mago ambicijos.
Nesikoviau su tavimi visa gale, atlaidžiai tarė Skirmai. Tai buvo tik draugiškas minties pasigalinėjimas. Jei vyktų rimta dvikova, užsindyčiau išskaidančiojo garso užkeikimą ar kurią kitą mirtiną formulę ir jokie apžavai tavęs neišgelbėtų. Jei vyktų rimta dvikova, net nespėtum savo formulių ištarti, nes mes čia taip pat turime visokių mirtinų žaisliukų, jam į toną atkirto Skirma, net nebejodama, kad Atlantidos magas nepajėgs atsilaikyti prieš 23 amžiaus ginklus. Nuostabus Skirma, nuo kranto atsišaukė Argona, kuris susidomėjusi stebėjo dvikovą. Ar galėtų mane išmokyti savo emocinės magijos? Net nebandyk, pusiau juokais, pusiau rimtai pagrumojo Skirmai Kircas. Mėginimas suvaldyti tebeverdančias ambicijas. Jei dar ir ji mane apie pirštą vynios, visai nebus gyvenimo. Norėtum, nusišypsojo Skirma ir sugrąžino savo sąmonę į įprastą būvį. Kaip tau šios būsenos padeda apsisaugoti nuo įtaigos? Pakartojo klausimą Haraldas. Juk net Lina, prisidengusi savo technologijų apsauga, prieš mus neatsilaiko. Tuo metu mano protas arba jausmai būna sutelkti į savo aukščiausio disciplinuotumo lygio, atsakė Skirma. Ilgai mokiausi atskirti, kurios mintis ir kurie jausmai kyla manyje, o kurie atsklinda iš išorės kitų žmonių, kaip būsenų atgarsis. Juk čia ir yra daugumo žmonių bėda. Svetimas mintis ir ypač svetimas jausminės būsenas jie patiria kaip savo. Mano sąmonė nuolat tikrina viduje kylančių minčių bei jausmų kilmę, o kai atpažįsta svetimkūnį, įvertina, kokią informaciją jis neša, ar iš tikrųjų reikia reaguoti ir padėti jam, iš ko tai atsklido ir ar tai dera prie mano asmeninių ketinimų. Jų pokalbį nutraukė Liucija. Išmokyk mane antros rankos dainelės, pareikalavo ji pribėgusi prie Skirmos. Žinoma, mielai, pritūpusi, atsakė Skirma, ji tokia. Vai 6, vai 7, 8 ir 9, 10, 10. Ties 10 Skirma ėmė ploti rankomis ir linguoti į šonus kaip sieninio laikrodžio švytuoklė. Mergaitė laiminga sukvėkė beveik ultragarsu. Kelis kartus pakartojusi dainelę ir laikrodžio švytavimą, jie grįžo mokyti savo draugių Karolinos ir Izabelės. Tu puikiai atsilaikei, Skirma pajuto poreikį pagirti Kircą ir grąžino pokalbį prie jų dvikovos. Mago protas taip pat save valdo, bent jau dauguma atveju. Jau susitvardęs ramiai atsakė jis. Tu teisi, kuo geriau suvoki save ir savo tikruosius norus bei ketinimus, tuo sunkiau kas nors tau primes savo valią. Ta jau nepriimsi jos nesąmoningai kaip savo idėjos, o atpažinsi įsibrovėlį ir įjungsi savigyną. Luką šie jo žodžiai paskatino susimąstyti, ar tik nebus pasidavęs Amelijos įtaigai dar ankstyvoje vaikystėje. Juk vėliau, kai ją vedė, jausdavo, kaip ji mėgina jam primesti savo idėjas. Kadangi šios idėjos skyrėsi nuo jo paties vertybių, jis atkakliai joms priešinosi ir netapo jos valios vergu, tačiau taip prarado ją pačią. Ir vis dar mąsto, ar geriau būtų likęs su mylima, bet juo manipuliuojančia moterim, ar turėtų džiaugtis, kad savo interesams įgyvendinti ji pasirinko kitą vyrą, o jam leista išsilaisvinti iš jos įtakos. Kai atitolo nuo savo minčių, laikinas subruzdimas buvo nurimęs.
Haroldas su Kurcu atnaujino mūšį prie domino stalelio. Skirma prisijungusi prie vaikus prižiūrinčios grupelės mokė mergaitės kojų pirštų dainelės 11 ir 12. Lukas žvilgtelėjo į vis taip pat ramiai netoliese snauduriančią Liną. Gal galėtum liautis viešai aptarinėjusi mano santykius su Amelija? Pusbalsiu pareikalavo Lukas. Net negalvoju. Vos prisimerkus ir pasukusi galvą į jo pusę atsakė Lina. Ne anksčiau, nei pats suvoksi, kaip kvailai laikaisi įsikibę savo susikurtos iliuzijos. Tavo žodžiai man nepadeda. Ne ligoniui spręsti apie gydymo tinkamumą, atkirto Lina. Tai bent gydytojai atsirado, sumurmėjo Lukas. Kažin, ar Skirma galėtum ir mane išmokyti savo metodų. Sukelčiau savo intelektualią būseną ir įpainiočiau tavo protą į jo paties vingius. Nusipelnė šiek tiek paglaidžioti pats, užuot klaidinės kitus. Žadonas teisus. Tu mus vis gainioji po savo virtualią realybę. Susimokysiu su juo ir įviliosime tave į psichurgiją, apdorotą laiko kilpą. Įsijautęs dėstė keršto planus. Niekiek nepaveikta jo išradingų grasinimų, burbtelėjo Lina ir vėl nugrimzdo į snaudulio fantazijas.